Ką reikėtų žinoti renkantis UV filtrą? UV filtras tai yra stiklas, kuris statosi prieš, kaip sakyt, pagrindinį objektyvo stiklą ir jo optinės savybės veikia mūsų galutinį fotografavimo rezultatą. Čia matote neypatingai gerą UV filtrą ir pavadinkim taip gerą filtrą. Čia, man atrodo, Hoya yra HD. Ir jeigu pasižiūrėti, kaip jie atspindi šviesą, jau matosi, kad Hoya yra padengtas specialiais padengimais, kaip ir objektyvas, kurie padidina šito stiklo skaidrumą, padidina jo atsparumą nešvarumams. Čia, ta prasme, nebūtinai gali būti Hoya, gali būti bet kuris iš gerų filtrų. Ir reiškia, mes, kai renkiamės, iš tikrųjų pageidautina painvestuoti daugiau pinigų į šitos visus padengimus, nes kuo šitas stiklas bus prastesnis, tuo mūsų galutinė nuotrauka bus prastesnė. Ir kuo šitas stiklas bus geresnis, tuo mes turėsim aštresnį vaizdą. Dar vienas svarbus aspektas, ypač su plačiakampiais objektyvais, šita filtro dalis, jinai gali būti matoma, kaip užtamsėja kampai nuotraukai. Tai tam tikriem taikymam reikia žiūrėti, koks yra šitas maksimalus leistinas plotis. Būna ypač ploni filtrai, bet čia labai specializuoti. Ir tokiais atvejais arba naudojamas yra objektyvo žiedo išplėstuvas, kad, taip sakant, nelįstų į kadrą filtras, arba naudojami super ploni filtrai. O šiaip, sakau, galima tos filtrus naudoti, galima nenaudoti. Kai kurių profesionalių objektyvų priekiniai stiklai yra pakankamai tvirti. Jie gali ten visokius valymus su marškinėliais atlaikyti ir taip toliau. Bet praktika rodo, kad aš pakankamai daug mačiau subraižytų objektyvų. Ir dėl to tiem objektyvam, su kuriais fotografuoju tokiom, pavadinkim taip, lauko sąlygom, dažniausiai suku tą filtrą, nes vis dėlto jie nėra tokie brangus ir saulėtą dieną praktiškai jo niekur nesimato. Tai tokia yra trumpai apie tos UV filtrus.